Apie Vokietijos ir Europos ūkininkų protestus dabar kalba visi. Neseniai pasirodžiusioje KLA TV laidoje Ūkininkų kova už būvį taikliai buvo pažymėta, kad vyriausybės griežtos taupimo priemonės yra ne tik paskutinis lašas perpildęs engiamų ūkininkų kantrybės taurę. Apie tai, kiek ūkininkai buvo ar nebuvo pasitelkę protestuose ir kodėl jie prastai vaizduojami pagrindinėje žiniasklaidoje, nušviečiama kitose programuose. Taigi reguliariai tikrinkite KLA TV. Faktas išlieka. Jungtinės tautos PSRVF paskelbė karą ūkininkams ir tradiciniams maisto produktams. Darbotvarkėje 2030, kaip KLA TV jau pranešė keliose laidose, ūkininkai taip pat yra taikinys. Pateikime trumpą laidos sukčiavimas su darbotvarkė 2030 santrauka. Antrasis akivaizdus 2030 metų programos tikslas numato bado pabaigą, aprūpinimo maistų užtikrinimą, taip pat tvaraus žemės ūkio vystymosi skatinimą. Tačiau natūralus smulkus žemės ūkis naikinamas, o tarptautinės korporacijos vis labiau kontroliuoja pasaulinę maisto gamybą. Per pramoninį žemės ūkį, genų inžineriją ir agrochemiją. Ūkininkų mūsų visuomenės pagrindo padėtis yra apgailėtina, bet neatsitiktinai. Kaip pamatysite toliau, pažvelgia per tvorą. Tiksliau tariant, ūkininkų likimas labai glaudžiai susijęs su mūsų visų likimu. Nepriklausomo vokiečių rašytojo ir žurnalisto Tomo Oliverio Regenauerio esė Maistas kaip ginklas konspektas rodo, kaip egzistencijos pagrindas maistas per visą istoriją, kaip ir šiandien buvo naudojamas kaip ginklas prieš žmoniją. 1974 metais gruodį Henris Kissingeris parašė slaptą strateginį dokumentą JAV nacionalinio saugumo tarybai. Jis turėjo biurokratiškai sudėtingą pavadinimą Pasaulio gyventojų skaičiaus augimo įtaka JAV saugumui ir jos užsienio interesams. Kissingerio aprašyta strategija tapo oficialiomis prezidento Geraldo Fordo politikos gairėmis 1975 metais. Gyventojų skaičiaus augimas labai paveiks maisto poreikį, sakė vienas jų. Kissingeris daro išvadą, kad pagalba maistu besivystančioms šalims gali būti susieta su privalomomis sterilizacijos programomis arba gyventojų skaičiaus mažinimo kvotomis. Tokia minčių eiga įtakingajam Rockefellerių klanui tarnaujantį geostrategą veda prie amoralaus suvokimo, kad esant tokiam scenarijui maistas tampa veiksminga nacionalinės valdžios priemonė. Jis pareiškia, kad maistas yra ginklas, tačiau tai nėra nauja idėja. Nesvarbu, ar tai būtų apgultis viduramžiais ar infliacija šiandien, maistas buvo ginklas nuo neatmenamų laikų. Tai svertas, kurio valdovai kontroliuoja gyventojų skaičių. Tačiau naudojant mRNA vakcinas gyvuliams genetiškai modifikuotas sporas, skirtas optimizuoti pasaulinės tiekimo grandinės ir CBDC mokėjimus už vandenį, kova už išlikimą pereina į naują lygį. Pavyzdžiai iš istorijos. Prieš 3000 metų graikai apgulė Troją, kad ją sunaikintų badu. Airijoje apie 1 milijoną žmonių, 12% Airijos gyventojų, mirė dėl 1845–1849 metų didžiojo bado, kurį visų pirma lėmė ne prastas derlius ar nauja bulvių lyga, o tuometinės Didžiosios Britanijos vyriausybės politika, korumpuota aukšto lygio finansininkų ir tam tikrų interesų grupių. Britų kolonijinė valdžia taip pat yra atsakinga už iki 4 milijonų indų mirčių per 1943 metų badą Bengalijoje, teigiama Indijos mokslininkų, analizavusių pastarųjų 150 metų sausros laikotarpius atliktame tyrime. Per Antrąjį pasaulinį karą per 500 dienų trukusią Leningrado apgultį žuvo daugiau nei 1 milijoną žmonių, daugiau nei per Hamburgo, Dresdeno, Tokijo, Hirosimos ir Nagasakio bombardavimus kartu paėmus. Josifas Stalinas taip pat panaudoja savo galią, kad dėl maisto trūkumo parklupdytų Ukrainos tarybų socialistinė respublika. Golodomoras, vadinamas 1930-ųjų badu, kurį kai kurie laikė genocidu, nužudė nuo 3 iki 4 milijonų žmonių. Kanibalizmas nebuvo neįprasta.
Valdant Mao Dzedungui 1958–1962 metais iš bado mirė mažiausiai 24 milijonai žmonių. Jo šūkis buvo geriau, kad pusė žmonių mirtų, kad kita pusė galėtų sočiai pavalgyti. Dabartiniai pokyčiai. Turint omenyje šią istoriją, būtų visiškai naivu manyti, kad maistas 21 amžiuje nebus naudojamas kaip ginklas, tačiau ne priešo laivyno apgultimi ar sunaikinimu, o dezorganizacija, dirbtiniu trūkumu, užteršimu toksinėmis medžiagomis, biotechniniais priedais, genetiškai modifikuotomis žaliavomis ir kita. Paskelbus pandemiją žmonių, kuriems gresia didelis badas, skaičius visame pasaulyje padvigubėjo. Dėl lockdowno koronaviruso metu ir nederliaus per karą Ukrainoje masiškai sutriko tiekimas. Daugelis prekių labai pabrango, o šeimos ūkiai ir mažos įmonės bankrutavo. Ūkininkai patiria tokį didelį spaudimą dėl žaliosios ekonomikos, nulinio CO2 programos, kad negali patenkinti visų reikalavimų ir didėjančių išlaidų, todėl iš nevilties jie išeina į gatves. Markas Rutte, Nyderlandų ministras pirmininkas prieš streikuojančius ūkininkus, netgi pasiuntė karinę techniką. Visa maisto pramonė turi keistis, o natūralius priedus vis dažniau pakeis dirbtiniai. Ryškiausias to pavyzdys laboratorijoje užauginta mėsa. Per daugelį metų šioje srityje ypač daug nuveikė Billas Gatesas, kuris šiuo metu yra didžiausias žemės savininkas JAV Google Ventures. Tuo pat metu Gatesas investuoja daug pinigų į tyrimus ir modifikaciją mikrobiomo, sudėtingos bakterijų, grybelių, archėjų ir virusų ekosistemos, kuri bendrai vadinama žarnyno mikroflora. Daugiausia kontroliuoja virškinimo procesus ir daro didelę įtaką vaiko protiniam ir fiziniam vystymuisi, ypač pirmaisiais gyvenimo metais. Su šiuo Gatesas, kuris nuolat reiškia susirūpinimą dėl gyventojų pertekliaus, kalba, tik paklausykite apie pagalbą besivystančių šalių vaikams. Tai, kad netolimoje ateityje į maisto produktus bus įtraukta mRNA arba RNR papildų, verčia mus dar labiau sunerimti. Didieji farmacijos spekuliantai, tokie kaip Billas Gatesas, jau seniai pareiškė ketinantys šias eksperimentinės ir kenksmingas medžiagas platinti per maistą, kad galėtų jas tiekti žmonėms atsisakiusiems COVID injekcijų. Tokios bendrovės kaip Bayer ir BioNTech jau daugiau kaip 6 metus kūrė mRNA vakcinas gyvuliams. Mokslininkas Robertas Malonas, vienas iš dirbtinai sukurtos mRNA technologijos išradėjų šiuo atžvilgiu pažymėjo, kad testavimo procedūrų ir leidimų išdavimo skaidrumas veterinarinėje medicinoje yra dar mažesnis nei žmonių medicinoje. Kitaip tariant, rizika galutiniam vartotojui gali būti nedidesnė nei naudojant COVID injekcijas. Kanados vyriausybė savo interneto svetainėje netgi pateikė išsame šalyje naudojimo RNR ir DNR produktų apžvalgą. Bent keli iš jų jau plačiai naudojami. Taigi, nepaisant to, kad visi faktai rodo priešingai, genetiškai modifikuotos vakcinos jau naudojamos. Jos tiesiog naudojamos kitais pavadinimais. Galbūt netrukus bus naudojamas ir savame pasiskleidžiančios vakcinos. Vakcinos suleidžiamos tik keliems nešiotojams, kurie atlieka daugintojų vaidmenį ir įvairiais būdais perduoda genetinę informaciją likusiai gyventojų daliai. Ateityje genetiškai modifikuotos poros taip pat bus naudojamas pasauliniams tiekimo grandinėms kontroliuoti. Mikrobai bus naudojami kaip sekimo prietaisai. Ateityje bus galima sekti kiekvieną maisto produktą nuo lauko iki burnos. Duomenų įrašai paverčiami DNR, kuri vėliau implantuojama į mikroorganizmus. Šie mikroorganizmai gali būti perkelti į bet kurį žemės ūkio produktą. Ar tai jautiena, ar kiauliena, daržovės, vaisiai, ar grūdai. Šio DNR brūkšninio kodo, kaip bendrovė vadina savo tariamą naujovę, negali sunaikinti nei karštis, nei šaltis, nei plaunant ar pjaustant maistą. Be to, tokiame produkte yra toksinų, kurie vis dėlto laikomi mažomis dozėmis. Tik klausykite, paprastai nekenksmingi. Visi šie mitybos pokyčiai paverčia žmogaus kūną mūšio lauku. Juk maistas gali ir bus naudojamas kaip ginklas.
Užkulisinis keleto žmonių jėgos įrankis. Matyt, ES yra ir valdančiųjų pakalikas, nes pasisako už privačių gyvulių reguliavimą ir akivaizdžiai nori, kad žmonėms būtų vis sunkiau išsiauginti maisto. Nigerijoje šiuo atžvilgiu jie jau žengė dar vieną žingsnį toliau. Ši Afrikos šalis tapo antrąją po Bahamų, pristačiusi Centrinio banko elektroninius pinigus vadinamus CBDC. Nigerijoje vanduo dabar prieinamas tik tiems, kurie nuskaito savo QR arba RFID CBDC kodą. Taigi visiškai manoma, kad visi, kurie savo socialinių tinklų profiliuose susietuose su Centrinio banko sąskaita piktinasi vyriausybę, netrukus jaus troškulį arba mirs. Šiuo metu dar viena nuoroda iš KLA TV. 2030 metų darbotvarkės 6 tikslas tariamai siekia užtikrinti vandens ir sanitarijos prieinamumą ir tvarų valdymą visiems. Tačiau reikia pastebėti, 90% pasaulio vandens išteklių kontroliuoja eilė tarptautinių korporacijų, kurios vandenį vis dažniau paverčia prabangos preke ir trukdo gyventojams savarankiškai apsirūpinti vandeniu ir būti nepriklausomiems. Įdomu tai, kad darbotvarkėje 2030 naudojamas tas pats simbolis, kuris naudojamas VEF reklamuojamam didžiajam perkrovimui. Vienok nereikėtų tikėtis pasaulinės situacijos pagerėjimo iš tokio apsišaukėlio elito kaip pasaulio ekonomikos forumas. Priešingai, jo naujoji pasaulio tvarka yra nekas kita kaip savęs praturtinimo ir kontrolės manija keleto finansinių oligarchų, plačiosios visuomenės sąskaita. Atsižvelgiant į minėtus įvykius, būtina atkreipti visuomenės dėmesį į šį ilgai planuotą žmonijos mažinimą. Visą Tomo Oliverio Regenauerio esė originalą ir pilną versiją galite rasti adresu. Mieli žiūrovai, platinkite šią laidą kuo plačiau. Reguliariai apsilankykite KLA TV, kad nepraleistumėte tęsinio. KLA TV seks įvykių raidą, kad parodytų tarpusavio ryšius, kurie iš pažiūros gali atrodyti sudėtingi.